Sveiki visi, su jumis aš Bulplay ir šiandien filmuojame naują video. Keis klikerį. Aš ant šito žaidimo jau labai ilgai žaidžiu. Jau beveik metus. Jūs Google Play jau šito žaidimo nelabai kaip ir rasite. Jisai jau yra uždraustas, kažkas tokio. Tai labai daug aš turėjau 3 Dragon Lorus atidaręs, dabar liko vienas. Turėjau dūzas, jas abi pralaimėjau. Tai gerai, šiandien atidarysiu 50 Breakout Keysų faktorinių. Tai ne faktorinių, o Stat Trek. Tai pradedam. Labai norėčiau Butterfly Knife. 5-7 Stat Trek Foul Play. Gražus skinas. Gal dar reikia šiandien padaryti kokį dar vieną gal video. Prie pat. Gerai. Norėčiau Butterfly Knife. Turiu aš jų nedaug, gal porą. Daugiausia turiu Gut Knife, Flip Knife gal. Tai Falchion Knife. Kitų nelabai, tai žinau, kad M9 bajonetų turiu labai mažai. Bet jau, atleisit, kad ilgai nekėliu, nes man užmeta, kad kai noriu kelti video, man rodo, kad negalima kelti, nes streikuoja internetas mano ir panašiai, tai atleiskit tikrai. Būčiau kėlęs prieš tokius 5 gal prieš porą mėnesių būčiau kėlęs, prisimenu, per Velykas lygtais būčiau kėlęs, neprisimenu, kada čia pas Velykas buvo su pusbroliu, bet tą patį norėjau kelti, tik tais, kad nepaleidau. Mano pusbrolis irgi šitą pradėjo žaisti per kalėdas, tapau per Velykas, maišas su šiandien trakas. Tai tikiuosi, kad kažką nerangausim, nes kol kas tik tai 5-7 rangavom. O per tikrą cesą aš tik 18 ranko, tai tik 51 ir tik Silver 1. Nekyla man rankas. Nors laimiu ten 4 kartus iš eilės, man rankas nekyla. O kokius skinų, jei klausia turiu, tai turiu 2.50 Sandun, vieną Polar Meshą, 2 buvo Sileksai. Tai nebesvėdė. Jo, 2 buvo. Po to turiu Nova Carget Steel, po to žiauriai gražų turiu Teardown P90. Galėsiu parodyti, kai visus keisus atidarysiu, reikiausiai. Tai o šiaip tais tai buvo fainai. Šiaip tais aš CS'ą dabar negaliu žaisti. Iškeliu į Norvegiją. Šiandien gal su draugais pabūsiu. Ir po to, kai grįšiu iš Norvegijos, eisiu stovyklą su kaimynu. Irgi savaitėj. Po to grįšiu ir gal nufilmuosiu video. Esu 100% garantuotas bent gal. Tai gerai. Breakout Keysai, jei nežino, tai jie patys blogiausi. Taip, nuo blogiausių iki geriausių. Butterfly iki Bravo lygtais. Ar Weapon Keys tais lygtais. Ne, Weapon Keys, va. Bet čia tai Bravo Keysus atidaryt. Nes kiek aš atidaręs, tai gavęs, kiek aš ten pekau už 2000, o gaunu gal kokius 1000. Žiūrint pagal sėkmę, jei atidarau kokius Stat Trek Only ir tai gaunu kokius 1 arba 2 knifus, kokius 3 raudonus, esmė ne knifus, bet tas ginklus raudonus. Ir jų kaina būna tikrai nedidelė. Pigiausias raudonas lygis 11,
eurų, dolerių, o brangiausias tai kiek buvo gavęs tai M9 bajonetas StatReg Chris Monwebas. Aš irgi pralaimėjau jackpotę, tai žiauriai gražus skinas, kaina 1600, mano buvo brangiausias knaipas, o Dragon Loras tai 2200. Gal padaryti epizodą apie kabustum tekerius, medūzas. Štai žiūrėjau gražus. Jo, ta kaina, tai gal 10 centų. Tai per tik tokią norėtų. O aš šitą šiaip ginklo CZ auto tai nenaudoju. Buvau pabandyti padaryti, kad CZ auto ir padaryti savo. CZ auto P9. Buvau pabandyti challenge su draugu, tai CZ auto pagrindinė naudodamas. Nebūdavo kur casual su draugu, tai jei ir naudodavau, tai tik tais pirmom guns mečą. Tai ja. O kaip naudojau, tai USP Counter-Terror. Neperku niekada prasideda ir nereikia. O žiaurus. Butterfly Club dabar. Tai gerai. Kažkaip nesiseka šiandien man. Ap save negau, nieks nekit. Butterfly knife. Kaip norėt. Bet. Ja. Labirintas. Mano pusbrolis buvo šitą atidaręs prie tikrą cesą. Ir žiauriai susinervavo, nes jis pats blogiausias. Neskaitam gal Ivorį, tai Ivorį pats blogiausias ant šitam. Tai Ivorį, kurio nelabai kas mėgsta. Desert Stormo nieks nenori, žiūri baisus. Šitas Urban Hazard, leiskite neištariu. Ką žinau, visai nieko, gal toks skinas norėčiau. Bet va, Butter Knife'as, tai čia jau žiauriai fainai būtų. Ir aš šiaip Knife'us gaunu iš jackpotų, tai Water Elementas, tai yra. Šitas yra žiauriai gražus skinas. Visų skinų nori išskyrus Desert Storm ir kitų visų norėjau. Jo. Visus šitus sumokėjau, visą žiauriai tingiu atidarinėti, tarsi pirkti, ne tik kad pirkti, bet klikinti šitą, kad gaučiau, labai erzina. Tai aš tiesiog klikinu pinigus ir visus keisus sumokėjau $20, už $20 ir už StatReg būtent čia susimokau. Tai bus. Ir ką čia tai? Tai gerai, tai pamiršau iš to džiaugsmo. Tai gerai, tai liko paskutiniai keis. O, Cyrex. Galvoju, kad nesiseka. Aš procesą naudoju tik tais AK, M41S ir auto sniperį. Daugiau nieko nenaudoju. Nu, dar atidarysiu kokią šitą. Ne. Atidarysiu vieną medūzą gal. Va. Tai čia paskutinis keisas šios dienos. Geras. Su jumis aš buvau Bulplay ir susitiksime kitam video. Iki.